ką, pagaliau. Kur tu šiandien keliausi, Aistyte? Tavo puodukas? Nu tai į Veisiejų šiandien. Veisiejų šiandien keliausime. Vakar vėlokai grįžom iš Augustavo. Mes vieną vietą. Tik pravažiavom tokią gražią vietą, bet ją reikia ištyrinėti. Kas ten gero? Ten, mačiau, dvaras yra Google Mapsuose. Kažkur medijose buvo informacija, kad ten laivukų galima paplaukiot. Pažiūrim. Einu šalmu. Dar pasimam dar gal irgi droniuką. Gerai. Zoriukas keliauja namų čia. Zoriukas keliauja namų čia. Užsuksime dar, žinai, kur užvalgyti į pizzeriją. Ką? Gerai, ir kavos kažkur Į kavytės atsigerti. pusiaukeliai pasimsim. Važiavom kur, Aistyte? Į senąją Varėno pizzeriją mūsų mėgstama, labai šaunios mergaitės dirba. Viskas. Eina mažiukai. Gal sustriukė įmu? Paskiau. Labą dieną, aštriausia. Kokie ten turit vegetą? Vegetariška, vietoj konservuotų paprikų galit žalumynų gal užmesti. Vegetariška didelė? Ar didelė jau? Aš tai pusėlė su maža. Maža vegetariška, be paprikos, taip? Ten rūkalo, špinatų, jeigu galima. Ir aštrų padažiuką. Puikios mergaitės. Labai fainos, mandagios, malonios. Sveikuoliška pica. Skanus. Skanaus. Aistytės. Aistutė, sugalvojai kavos atsigerti Veisiejuose. Nesitikėjom, kad Veisiejuose turizmas neišvystytas. Nenorėjau paveiksluoti, bet matyti tualetą, kai nuėjau, lauką, tualetas. Tualetas nėra ką kalbėti, net rankų nėra kur nusiplauti po tokios aplinkos. Aš įsivaizduoju, kad čia turistai labiau laukiami šitą miestelį. Nu, važiuosime dabar žiūrėti Ančios ežero prieplaukas. Aha, važiuojam, pasižiūrėm. O čia tas laivelis plukdo žmonės? Plukdo, ką tik parplaukėm. Vienu paklausime. Vienas plaukimas? Tai paklausime. O kur žmogus? Labą dieną. Labą dieną. Norėjom pasiplaukioti. Dabar?
O kada? O kada Jeigu ne plaukėt? dabar. O kada plaukėt? Aš nežinau, parplaukiu dabar. O kiek laiko jūs norit? O čia viršuje atsisėsime. Valandą. Valandą. Nu, pafilmuoti. Kiek jūs ten? Čia didelis ežeras. Lygi per... Per valandą tai čia toli nenuplauksim. O tu, kiek už valandą kainuoja pas jūs aplauk? 40 valandų. Valandą 4. Žmogui Ką jis tai lipsime į laivą, ne? Nu, susitarėm. Tai vat, pamėginsime. Ai, viskas gerai. Ne taip vieniši jaučiamės. Aš į vaikinius kažkur tai. Ai, galvoju, kada kiniukus pametęs. Nori sumesti kėdės į krūvą? Ką? Kėdės. Nori susimesti? Tai aš galiu ateiti prie tavęs atsisėsti. Taip šneka. Taip. Gal tas laivelis neperkryps. Persuksiu kamerą, o į kavytę gersime. Mėgausimės veisiejų vaizdais, paliekame. Čia, pala. Ant šios. Tiltą. Bet pakrypa, matai jisai. Nu, nieko. Gal einam, o taip į vidų, o taip gal geriausiai įstytėmės. Žiūrėk. Va, tu gali čia ateiti. Va. O, fontanai, gal čia naktį ir gražiai atrodantis jie yra. O mūsų kapitonas greičia paėmė biškį. Gal kada mes nusipirksime katerį, įstytę. Tai reikia prie vandens gyventi. Su priekaba. Gyveni miškuose praktiškai. Nu, kažką įstytę. Papasakok tu mums apie ežerus. Nu, va, man tai įdomu, kaip kalbininkė, iš kur kilo pavadinimas. Tai pasirodo, Dzūkijoj daug yra upių ir ežerų, kur vadina ėjama greičiausia su antimis. Dažnu paukščiu. O ežeras tikrai spūdingas, virš 9 km ilgis, giliausia vieta 26 metrai, bet vidutiniškai 9. Ir jisai nėra platus, jis yra ilgas ir gali, ypač kita atkarpa, mes turėtume ją įplaukti, primena upę. O pati plačiausia vieta nesiekia 2, net virš kilometrų truputėlį. Pati plačiausia, tai jis toks upė primenantis ežeras. Matėm, kad gyventojai šito miestelio tikrai nuoširdus, vat kaip ta moteris mums patarė, kur važiuoti, dar sustojo su mašina, dar papildomos informacijos davė. Nu, tokie geranoriški. Matosi, kad turistai žmonėms rūpi, nežinau kaip miesto valdžiai. Nes nei nuorodų, nei kur prieplauka, atrodo visi savi, visi viską žino. Tai atvykus susigaudyti yra reikalų. Jeigu tau patinka įstytę plaukioti, mes irgi galim kateriuką įsitaisyti. Ką? Man patinka plaukioti. Pradžiai guminę valtį žvejai turi. Ne, mes iš viso medienos turim, galim plaustą susimontuoti. Priekabą turim. Ir varom. Gal per žiemą reikia sugalvoti kokį projektą ir kitą metą. Nu, su priekaba atvažiuoji kažkur. Vat. O kas ar ne Samoška plaukia į seną šaldytuvą įsilipęs? Taip, šaldytuvų plaukiau, tai ką mes galim? Galim. Tai va, tai stilkai. Vėjas visai nurimo, ne taip kaip vakar.
Max altitude reached. Maksimum visata. Kur čia jisai yra? Ilgi ir gili. Ne, tai viskas įsirašė. Aš gal kai sukeičiau. Bet gaila, kad tu nenufilmavai, kaip čia vyka drono gelbėjimas. Komanda buvo išjungti kamerą. Jau galvojom, ką pratirėjom. Droniuką. Koks žalias vanduo. Žiūrėk, paukščiai. Aš antrą sykį prisiliečiu prie to rėmą, Natalina įtrenkė jisai. Nu, prie šito ežero, jeigu žmonės mėgsta judesi, žmonių, maudynių daugiau, tai čia nelabai. Čia daugiau ramiam poilsiui, o ne taip aistytę. Taip. Kas gamtą mėgsta. Aš žinau, kad čia žuvies labai daug, tai čia žvejams idealiai. O žvejams tai taip. Filmuoju, aistytę. Relaksuoji. Po vakar tokio įtempto lėkimo, tai šiandien tokia atgaiva. Dar reiktų kažkur nusimaudyti. Bet Būtų man, galima žinai, kas keista droną pasidarė. pakelt. Žiūrėk, mes su Goldwingu važiuojam, toks patogus motociklas, ane? Ir gavosi iš tų Augustava 160 km. Bet man grįžtant užpakalį, tai labai stipriai nusisėdėjau. Kaip tie endurininkai ir visi kiti. Kaip tie jie? kiti, kur sako, po 1000 kilometrų nuvažiuoja. Nežinau, ten mazoliai Per matyta. dieną. Nežinau. Gal matai, per laiką įgauni ten. Gal kitas greitis, adrenalinas, nežinau. Tu jau šiandien net nelabai norėjai motociklą sėsti, sakai, su mašina važiuojam, taip? Ne, aš galvoju, jeigu suolo užsukam pažiūrėti, gal net nuperkam, tai patogiau iškart su mašina. Gražioj vietoj žmonės gyvena. Na, taip gyvendamas jau ir kateriuką gali turėti. Tai va, žiūrėk, čia kaip, kad jau viskas, kaip prieplauką savo turėtų. Taip. Savo krantą, savo prieplauką. Taip ir baigėsi mūsų kelionė Laivuku. pasiplaukiojimu laiveliu. Tik sėdimos vietos, stovėti ir šokti draudžiama. Nu, nešokinėjom. Šokti tai šokti pagal muziką. Ką, mes atvažiavome. Pasižiūrėsime dieną, ką čia rodo. Vakar važiavom naktį, ne naktį, bet temstant. Lazdijos apžvalgos buvo aukštas.
pilnai kepam? Pilnai iškept? Kaip skaniau. Gerai. Ne, kaip skaniau. Skaniau padarysim. Pečiai kepti. Nes neragavom, neturim patirties. O, jie tu paragausit, žinokit, sakau, tas, kas išdrįsta paragaut, tas nustemba, kiek gali būti skanu. Labą dieną. Labą dieną. Burgeriai. Taip, jautienos mėsainiukai, nugnės kepam. Vegetaras. Vegetaras. O, Ką pasiūlyti turit? Ne čia. Ne čia. Kas gera įstydė tenais? Lieptas ir gera šiaip maudymosi vieta. Gerai, va čia matai, galima Gilis. burgerį užsisakyti. Bet nieko vegetariška. Ką? Nieko? Vegetariškai nieko. Nieko. Lietuvoje sunkiai vegetarizmas kelias stumėsi. Pradedant degaliniam, kur vis atvažiuoja ir tau siūlo dešrainį. Bet jeigu, labą dieną. Na, Bet jeigu esi vegetaras ir matau motiką turi, Tai tai galit pavažiuoti iki mūsų restorano Lazdijuose 19 km. Tai ten, žinok, yra perlinių kruopų risoto su baravykais, tarkim, yra vegetariškų patiekalų, yra, jeigu žuvį valgai ten. tai kai jau mes nuo nos pusės grįžtam, Ką? link Jau Varėnos jau grįžtam. grįžtam. Tai važiuoti gal į Druskininkus. ne, į Varėną. Ne. Bet Varėną mes irgi turim grilį, kur labai skanus sterkas, pasakas su O baravyku ką atsigerti, turit ką nors šaltą? Varėnoje grilyje steika, šitą turi sterką Aha. su baravyku padažu, superinį. Bet va jūs akvilę turit fainai šitą. Taip. Nusiperka maistytę. Nekaršto. Šalto? Nu, vėsesnė, nes čia tai šiltas. Akvilės yra šaltos? Tai vandenio yra. Ne. Paimk porą buteliukų jau. Bet galim į kamerą įdėti 5 minutės, jeigu neskubant. Ai, ne tai, kad mums ledinio reikia, tiesiog čia ant saulės įkaitęs. O čia va šitas, bet pažiūrėk. Ai, normaliai.